Klaipėdoje vasaros sezoną paskelbė laivų paradas. Vos pradėjus temti, į marias pasklido kelios dešimtys išsipuošusių laivų. Paradą vainikavo įspūdingas fejerverkas. Padabinti lemputėmis išpuošti įvairias spalvėmis vėliavomis laivai į paradą pradėjo rikiuotis apie 10 vakaro. Nors šventė rengiama tik antrus metus, laivų kapitonai sako, kad ji jau tapo sava. Mes džiaugiamės, kad jau antri metai kartojasi ir manau, šiais metais bus daug laivų geriau pasipuošę negu praeitais metais. Ir turėtų visai tautai mūsų brangiai ir svečiams patikti labai. Laivų parado laukia visi. Nors Klaipėda miestas prie jūros, švenčių ant vandens yra ne tiek ir daug. Pajaučiam, kad mes esam jūrinė valstybė. Pamatom laivus, žmonės supranta ir laimingi yra. Ar trūksta tokių švenčių? Trūksta, aišku. Labai malonu, kad jie atsirado. Tai yra nuostabu, labai gražu. Mes turim šventę, jūros šventę, kada laivai išplaukia dienos metu gražiausiu oru. Reiškia, su ypatinga misija. O dabar naktinis, įsivaizduokit, pažiūrėkit, kaip gražu. Nuostabu, labai reikia. Sunku suskaičiuoti, kiek laivų šėlo parade. Užsiregistravo jame dalyvauti apie 40 laivų, bet šventėje pasirodė dvigubai daugiau. Parade plaukė ir mažieji kateriai. Visus nustebino senovinis Klaipėdos krašto laivas Kurėnas. Registracija nebuvo privaloma, mes registravom didžiosius laivus, kuriuos reikės surikiuoti, kad būtų tvarka, o visi mažieji laiveliai galėjo plaukti ir nesiregistravę, tiesiog laikydamiesi elementarių eismo taisyklių. Tai bet skaičiuoti neskaičiavau, bet žinau, kad tikrai buvo daugiau negu 40, man atrodo. Paradą vainikavo įspūdingas fejerverkas. Šviesos spektaklį klaipėdiečiams ir miesto svečiams padovanojo susivienijusios uosto krovos bendrovės.